Pernai panašiai tokiu pat metu Lietuvoje pristatėme pirmąjį AF10 modelį. Tai buvo demonstracinis kombainas, kuris keliavo per Lietuvą, Pabaltijį. Ir būtent šiandien pristatome pirmąjį AF10 modelį savo klientui. Šis kombainas išsiskiria tuo, kad komplektacija ratinė važiuoklė su galiniu varomu tiltu. Naujoji AF10 serija išsiskiria savo atnaujinto kūlimo sistema, vieno rotoriaus kūlimo sistema. Turime didžiausią separavimo plotą. Sietų plotas siekia 8,76 kvadratinio metro. Už rotoriaus sumontuotas perkūlimo biteris, kuris šiaudus dar kartą separuoja, juos tiekia į smulkintuvą, o skleistuvai pagal radaro sistemą, matuodami paskleidimą ant žemės paviršiaus, juos tolygiai paskleidžia. Šis modelis sukomplektuotas su 20 000 litrų bunkerio talpa, kurios iškrovimo greitis yra realiai 100 sekundžių. Tai visa visuma šito kombaino kartu su Magdon pjaunamąja ir buvo pagrindinis lemiamas dalykas, dėl ko Lietuvoje šią vasarą jau darbuosis 4 tokie kombainai. Paskutiniais metais rinkoje pristatoma vis daugiau naujintų didesnių kombainų pagal našumą, pagal savo galimybės. Tačiau ne joks kombainas negali dirbti užtikrintai, našiai, bet kokiomis sąlygomis ir parodyti visų savo galimybių be tinkamos pjaunamosios. Paskutinių metų tendencijos rodo, kad ūkiai pamatę Magdon pjaunamųjų galimybės būtent ant įvairiausių gamintojų kombainų dedas Magdon lanksčias juostinės pjaunamąsias. Todėl ir mes šiemet pristatydami savo klientam didžiausius Case Age AF10 kombainus, juos taip pat komplektavome su Magdon pjaunamosiomis. Už mano nugaros FD245 modelis, tai yra 13,7 metro darbinio pločio pjaunamoji. Būtent AF modeliams rekomenduojama yra FD250 serija. Čia matome 13,7 metro darbinio pločio ar mažesnės Magdon pjaunamąsias. Jos visos išsiskiria tuo, kad jų segmentas dalgio kopijuoja žemės paviršių iš 3 dalių. Masės padavimas lenktuvų pagalba paduodamas ant diržų, todėl tai užtikrina našų, efektyvų ir tolygų kombaino darbą. Ypatingam ūkiui ypatingas kombainas. Šiandien esam Žibartonių žemės ūkio bendrovėj, kur pristatome Keiso AF10 kombainą. Tai yra pats naujausias, galingiausias ir didžiausias Keiso kombainas, kurį Dotnuva gali pasiūlyti rinkai. Mūsų bendradarbiavimas su Žibartonių ūkiu yra labai platus. Mes ne tik bendradarbiavome technikos srityje, bet taip pat ir fermų įrangoje. Ką tik Žibartonių ūkį pastatėme naują karuselę. Mes labai džiaugiamės šią ilgą, tvaria, turininga ir turtinga bendradarbiavimo istorija ir tikimės, kad dar turėsim jos ateityje. Audriau, gero kūlimo, gero ateinančios derliaus ir tikiuosi, kad jūsų skaičiavimai, efektyvumas ir sprendimas įgyti šitą kombainą puikiai pasikeitė. Ačiū Jums labai. Dėkui.